Taigi, pirtis Kaune. Tai ne tik, kad pirtis yra miesto pačiame centre, bet tai yra netgi viso dvi pirtis. Sakykime, sauna ir pirtis. Ir taipogi papildomų yra galimybių paslaugų, kurios galima įsigyti čia pat. Mes turime pirties zoną, kur talpiname maždaug 12-15 žmonių. Čia gali būti erdvė, pasibuvimam. Labai tinka bernvakariam, mergvakariam, kur yra didesnės žmonių kompanijos. Drąsiai gali atvykti iki 15 ir daugiau žmonių. Taip, čia pas mus yra pirtelė. Galim užeiti, pakankamai yra vietos. Tikrai tiek atsigulus procedūrom, tiek sėdint, pasikaitint, pasibūti. Einam toliau. Pas mus yra baseinas, kuriame galima pasimėgauti po viso pasibuvimo, dušas, pasibuvom pirtyje, tiem baseiną. Tie, kurie nori truputėlį didesnių pojūčių, gali čia į šaltą vandenį iššokti. Tai tikrai erdvė labai puikiai tinka tokiam geram party startui. Tie, kurie nori, gali atvykti į hamamo paslaugas papildomai. Tai vyksta įvairios procedūros, įkaitinti šilti akmenis, tai tokiam įdomiam, smagiam pojūčiui, masažas, švietimas, putomis, dar tokie įdomus dalykai. Toliau mes keliaujame į kitą erdvę, mūsų sauną. Truputėlį daugiau romantikos, čia pas mūsų mes turime gražią erdvę pasisėdėjimui, tai labai tinka mergvakariam. Turime visą džakuzį, kur su šampanu, su pasibuvimu, su visais kitais, tai tikrai labai galima jaukiai praleisti laiką. Ir taipogi mūsų sauna, jinai talpina daug mažiau, nedidelė patalpėlė, bet tikrai drąsiai čia gali, taip, 3, 4, 9, 10 žmonių drąsiai gali sutilpti. Tai kompanijom tikrai yra vietos. Labai mėgsta poros užsisakyti tą visą. Kas nori visiškai pilnai romantikos dviem, mes turime ir sauną, kurioje galima pasikaitinti, pabūti. Ir čia mūsų yra hamamas. Čia jau kas nori romantiškai ant įkaitintų akmenų turėti procedūras, pasikaitinti. Tai tokios erdvės, kuriuose galima atvykti ir būti su kompanijom. Tikrai išskirtinė įdomi vieta. Atskiras yra įėjimas, taipogi įėjimas yra iš Saulės spa masažų centro. Tad turime persirengimo kabinas, kur galima susidėti savo visus daiktus. Kaip ir minėjau, atskiras įėjimas. Taigi, įdomi išskirtinė vieta miesto centre.